Prašom. Labą dieną, Pagėgių savivaldybės valdžia. Antrą kartą, man atrodo, per 9 metus tenka čia ateiti, sveikinti su jumis ir noriu padėkoti. Padėkoti, kad 9 metus gyvendamas čia Pagėgiuose matau tokius gražius dalykus, ir fizinius, ir dvasinius dalykus. Man kaip katalikų parapijos klebonui yra džiugu, kad bažnyčia visada yra pilna žmonių. Ar tai būtų žiemos metas, ar tai būtų atostogų, vasaros laikas, bažnytėlė visada pilna žmonių. Ir ne tik to vidurinio amžiaus, pagyvenusio amžiaus, bet ir jaunų šeimų su mažais vaikais. Be abejo, Dievo namai. Tai yra ta vieta, kur žmogus stabteli savo gyvenimo kasdienybės, rūpesčių, pamastyti, susikaupti ir pailsėti. Šventajame rašte yra Kristaus pasakyta labai gražiai, kada jis pasiuntė mokinius skelbti gerosios naujienos, gydyti ligonius. Ir jie grįžo, jis ką sakė? Eikite ir truputį pailsėkite. Taip ir kiekvienam tikinčiam žmogui, kokioj jis bebūtų religijoje, ta poilsio valanda yra būtina. Taigi noriu padėkoti visiems, kurie esat senbuviai taryboje ir kurie gal naujai atėję, kad jūsų dėka, valdžios dėka, per 9 metus pakeitėm fizinį bažnyčios pastato veidą. Yra malonu užeiti į vidų, kuriame tikrai dvelkia ramybė, susikaupimu, baigiama išorė bažnyčios. Šiandien svarstysit klausimą dėl bažnyčios pagrindinio ženklo, kadangi Pagėgių bažnyčios titulas yra Švento kryžiaus atradimo bažnyčia, Švento kryžiaus išaukštinimas. Taigi ir tas ženklas jau yra tarsi užbaiga bažnyčios. Tas ženklas stovės bažnyčios išorėje, čia priekyje, iškilęs virš stogo. Jis yra suprojektuotas iš plieno ir stiklo. Pateikėm paraiškas, atsiliepė atrodo 5 norintys darbuotis ir po jūsų sprendimo prasidės visus kitos procedūros, kas imsi šito darbo. Čia aplinkui dirbančių nėra, yra visi iš Aukštaitijos, Vilniaus, Panevėžio, Kėdainių krašto, tie, kurie užsiima stiklu ir langais. Taigi, kviesčiau kiekvieną iš jūsų pasakyti savo pritarimą šiems Dievo namams. Taip jau gyvenime susiklosto ir iš čia sėdinčių tarybos narių, kai tėvelis pasimiršta, kitas artimas žmogus pasimiršta, žiūrėk, klebono ir prireikia. Ir jums visiems, kurie čia sėdit, manau, ateis diena, vienu ar kitu reikalu, turėsit susitikti su šitais Dievo namais. Kas Dievo atiduokim Dievui, kas žmonėms palikim žmonėms. Tai išmintingai tikriausiai šiandien viską padarysim. Sveikatos jums, širdies ramybės, namuose ramybės, kad namiškiai būtų sveiki, kad vaikai
teiktų jums džiaugsmą savo gyvenimu, kad dažnai vaikai anūkus atvežtų, kad jūsų dienos būtų pripildytos vidiniu džiaugsmu. Džiaugsmu, kad gyvenu su savo brangiais žmonėmis. Taip pat linkiu, kad būtų taika, kad nereiktų mūsų kartai, čia sėdinčiai kartai išgyventi karo, kad gyventumėm ramybėj ir galėtumėm puošti šitą žemės lopinėlį šalia Nemuno, kurį mes paveldėjom iš tokios darbščios tautos, aukšto kultūros lygio tautos, iš čia gyvenusių čiosieniškių arba vokiečių kraujo turinčių žmonių, kurie karo buvo išblaškyti. Ir visada bažnyčioje per didžiąsias šventes primenu, kad atminkim ir juos maldoje. Jie čia gyveno, jie čia kūrė, jie čia puoselėjo šitą kraštą. Šiandien mes gyvenam, taigi šitą kraštą išmintingai papuoškime. Ačiū Jums, stiprios sveikatos, ilgų gyvenimo metų ir visokeriopos Dievo palaimos Jūsų asmeniniame gyvenime. Ačiū.